Seksas nėštumo metu. Apie mitus ir realybę kalbame su gydytoju urologu Martynu Stanioniu. Labą dieną, gydytoju. Labą. Savo kabinete, ko gero, girdite nuogąstavimus, kai partnerė ima lauktis, ar susidurėt su tuo? Būna, nėra, kad čia tokie dažni būtų pacientai. Čia daugiau klausimas tikriausiai apie vyrų nuogąstavimus būtent į prasidėjusį nėštumą. Taip. Būna, kas ateina ir paklausia, ir tikriausiai dažniausias klausimas šituo atveju tai yra tas, kad ar galimi yra lytiniai santykiai nėštumo metu ir ar, pavyzdžiui, jau kai yra vaisius, ar tas vaisius nieko nejaus, ar ten jam nenutiks nieko. Tai čia tikriausiai tie patys gajausi tokie mitai. Ko gero jaudina psichologinis barjeras, kaipgi čia dabar moteris galbūt įmama laikyti tokią šventąją, savo kūne auginantį kūdikį, tai galbūt tas psichologinis barjeras visų pirma sustabdo. Galbūt, bet čia galbūt reikia psichologinės pusės nepamiršti, kad neretai kas uždeda tą, vadinkim, tokį ant pjedestalo ir padaro tą šventąją. Nes neretai vyrai pamiršta, kad moteris pas vyrus pasąmonė, jinai patampa iš mylimosios, pereina į būsimos mamos vaidmenį. Ir šito tikriausiai reikia nepamiršti, kad jinai vis dar yra gyvenimo partnerė ir nėra tik tai jinai būsima mama. Jinai gali būti lygiai grečiai ir būsima mama, ir mylimoji. Ir kad jinai turi poreikius. Ir neretai būna, kad nėščiosios nori turėti lytinius santykius. Tai čia galbūt vyro per didelis toks noras iš karto būti tokiu gynėjo pozicijoje. Vis dar to moters kūnas keičiasi hormonai, ir moters libido. Tai ar vyrų sąmonėje kiek nors pasikeičia? Tai pas moteris tas libido irgi, jisai nuo trimestrų irgi gali vienaip arba kitaip. Tai būna, kam mažiau norisi tų lytinių santykių, būna, kam daug labiau norisi turėti lytinių santykių. Pas vyrus tikriausiai tas hormoninis kažkoks disbalansas galbūt nėra taip jaučiamas, nes nereikia išnešioti vaisiaus ir neturi tokių akivaizdžių tų hormoninių pokyčių. Bet čia galbūt labiausiai irgi priklauso nuo to, kokie būna tie norai ir kiek vyras žvelgia į tą moterį būtent jau kaip į būsimą mamą, kaip į to vaisiaus mamą, kaip nebe į savo tą lygiavertę partnerę, bet iš savo tokios tėviškos ir galbūt globėjiškos pozicijos. Tai būna, kas tikriausiai pameta tą tokį savo modžio, kad nebenori galbūt tie, galbūt kaip tik kaip ir pradžioj sakiau, nenori turėtų santykių, nes galbūt galvoja, kad tas vaisius jaus ir kad ir jisai tikriausiai čia bus, kaip nežinau, pavadinkim, seksas tryse. Tai taip tiesiog taip nebus. Kalbant apie mitus, ko gero vienas iš gajausių, kad vaisių galima sužeisti. Tai čia ką ir sakau, kad nesužeisto vaisiaus, ta varpa nepasieks vaisiaus, todėl kad dar yra apsauginis barjeras, tai yra gimdos kaklelės, tada yra vaisiaus vandenys, vaisiaus visi placenta. Daug yra apsauginio to barjero, kas sutrukdys tai varpai paliesti, kiek tik įmanoma ten tą vaisių. Tai tikrai nebus taip. Vienas iš dažnesnių mitų, kad orgazmas gali sukelti priešlaikinį gimdymą. Ar tiesa? Patvirtinti ar paneigti, galbūt čia reikėtų daugiau ginekologų klausti į šitą klausimą. Žinau tik tais, kad pagal visas tas gaires, tai jeigu yra didesnės rizikos nėštumas, tai reikėtų tikriausiai pasitarti dėl šitų visų lytinių santykių, bet jeigu yra normalus nėštumas, viskas yra tvarkoj, tai lytiniai santykiai yra galimi, nėštumas nėra liga, tai orgazmo metu gali būti gimdos susitraukimai. Jie yra tokie, pavadinkim, minimalūs ir jie neturėtų sukelti nei priešlaikinio gimdymo, nei kad vaisiaus vandenys ten nubėgtų, nei kad būtų kažkokia ten pažaida ar kažkoks didelis jausmas tam vaisiui.
Tai manau, kad čia yra mitas, kurį galim paneigti. Kiek svarbi yra sekso poza? O Kiek yra patogu, kiek yra malonu? Realiai pagrindė nėštumo metu sekso poza, kad būtų kažkaip, taip sakant, neužsiimkime kamasutrą čia, ne? Tai vienos sekso pozos nėra, kuri būtų tinkama. Tikriausiai reikia sekso metu vertinti tai, kad būtų patogu tiek vienam, tiek kitam partneriam, kad nebūtų skausminga ir atrinkti tai, kas būtų patogiausia. Tai vat, bet kažkokios vienos kreivės nėra. Jūs užsiminėte, kad moteris nebūtinai gali nejausti norą mylėtis. Moteris nėštumo metu tikrai nepraranda to noro, ar ne? Tai vienas iš mitų, kad moteris sekso metu gali jausti fizinį poreikį, ar ne? Tai faktas, bet reikia apskritai nepamiršti, kad nebūtinai visas seksas turi būti užvadintas apie visą penetraciją. Ta prasme, pirmiausia, tai reikia išlikti partneriais ir vienas su kitu kalbėtis, aiškiai sakyti savo lūkesčius ir baimės, tada, kad didžiausia problema atsiranda tada, kai mes pradedam galvoti, ką kitas galvotų ir mes pradedam užsisukti šitame verpete. Tai čia yra didžiausia problema, nes santykiai, jeigu žmogus nenori turėti tų, pavadinkim, santykių kaip penetracijos būdo, kaip sekso, tai yra glamonės, tai yra bučiniai, vis laiką yra smagu apsikabinti, jausti kitą žmogų šalia. Tai visa yra aibė to, kaip galima turėti tos santykius vienokio ar kitokio būdu. Vaikelis gimęs, ko gero, išbalansuoja šeimos foną. Kaip sugrįžti į seksualinį gyvenimą pasikeitus šeimos konjunktūrai? Poros, ko gero, susiduria su tuo, ar ne? Tai faktas, bet reikia nepamiršti, kad tai žmogus nėra vieninteliai tokie. Visi tikriausiai per tą praeina, per šitą gyvenimo kreivę, ir visą laiką taip nebus. Ir reikia nepamiršti tikriausiai to, kad yra pora, reikia nepamiršti vienas kito. Reikia skirti laiko vienas kitam, išbūti kartu su savim, ir paskui laukti, kada ateis tas momentas, nes, pradžioj tikriausiai bus sunku, bet paskui žmonės susigyvena, atranda tą savo ritmą ir tempą, kiti, kaip sako, planuoja tuos lytinius santykius. Taip jau būna, kad tu ten turi galvoti, kada ten jau paskui vaikas bus ar kokiam darželį, ar pas kokius senelius. Kitu atveju, kai būna tik tais mažas kūdikis, tai lauki to, kad jisai biškiu užsnaustų. Bet kiek žinau, kad po vaiko gimimo tikrai tai nebūna pats didžiausias prioritetas. Reikia prabūt. Ar kreipiasi jūs vyrai su klausimu, kaip sugrįžti, ar galima sugrįžti prie tikėtis iš moters visų kūniškų malonumų iškart po gimdymo, ar jūs rekomenduojat fiziškai palaukti šiek tiek, kol moters kūnas Dažniausiai rekomenduojam palaukti. Kiek čia reikėtų palaukti? Vieno skaičiaus tikrai nėra. Čia daugiausiai galbūt reikia vertinti pagal tai, kada moteris bus pasiruošus. Čia vėlgi grįžtam prie to paties, kad reikia kalbėtis, reikia būti atvirais, reikia būti supratingiams, nes išgimdyti vaiką, kuris ten būna 3-4 kg, nėra pats, manau, maloniausias dalykas. Tai reikia suprasti, kad viskas turi sugrįžti į normą ir pirmiausia pas moterį turi sugrįžti irgi tas motiniškas instinktas, kaip pas vyrą nėštumo metu, kad jisai jau ateina į tą tokią globėjišką, tėvišką poziciją ir jisai ten nori jau apginti tą savo moterį. Tai tada vaikui gimus, mama perima šitą poziciją. Mama jau turi tą vaiką dažniausiai ant savo rankų, jinai maitina. Vyras jau tada tampa, jo norai šiek tiek turi būti naina į šalį. Tai reikia, kad jie išliktų partneriais ir sulauktų to momento, kada vėl užšvies naujas rytojas. Jūs rekomenduojate daugiau supratingumo į vyro pusėje, ar ne? Abiejų. Čia yra, visi apskritai santykiai yra kaip šokis tango ar kaip bet koks kitas šokis. Čia abiejų reikia pastangų, abiejų reikia supratimo ir abiejų reikia labai sakau atviro tokio pokalbio, kad neliktų kažko nepasakyto ir kad nereikėtų užpildyti tuščių vietų, tuščių spragų savo kažkokiam spėlionėm ir savo kažkokiais galbūt įsitikinimais. Šiais laikais poros vienas kitam yra atviros?
Čia klausimas ar teiginys? Klausimas. Na, ko gero socialinių tinklų laikais, kai atrodo informacijos yra gausybė, žmonės yra linkę vienas su kitu kalbėti, dalintis, tai atrodo, kad šiais laikais žmonės jau užkulisiuose nebežaidžia žaidimų. Nu, nežinau. Aš manau, kad bet kas nori, gali žaisti tuos žaidimus ir kas nenori, tas negali žaisti. Tai aš manau, kad visiems realiausi, geriausi santykiai yra tie, kur tiesiog yra atvirai kalbamasi, nu, ir būnama ir džiaugiamasi kartu ir gandom ir negandom, ne? Kaip yra ir gerai, ir blogai. Tai va, jeigu kažkas yra nebesakoma, kažkur yra kažkoks nusivylimas nepasakomas, ten tas pats vyras gali būti pamirštas, pavyzdžiui, irgi vaikui gimus, jisai gali jaustis nenorimas, nelaukiamas, nu, jam dėmesio nėra skiriama, nu, tai čia manau, kad yra normalu. Tai reikia irgi vyrui paimti ir išsakyti, kad, nu, jisai irgi nori, pavadinkim, dėmesio. Taip, reikia suprasti, kad vaikui reikia daugiau, jisai savim negali pasirūpinti, bet reikia suprasti ir vyrą, kad jisai kartais gali būti pasijausti nuošaly. Tai, nu, tai bet vėlgi mes, sakau, čia sukam ratą per naujo, kad pokalbiai, atvirumas ir viskas būna tada tvarkoje. Ar vyras gali jausti, kad yra, įžeistas jo ego? Gimusio vaikui. Faktas. Ta prasme, nu, tai lygiai taip pačiai kaip jo ego, tai jisai gali jaustis, kad jisai yra nereikalingas. Todėl, kad, nu, dėmesys nueina kažkur kitur. Ne jo, bet jo antrosios pusės. Skiriamas ne jam laikas, jisai atrodo ten, ką žinau, uždirba pinigus, būna ten mačio, būna pats fainiausias, ten charizmatiškas ir daro viską, kas yra įmanoma. Nu, ir atrodo lieka neįvertintas, todėl kad, nu, visiems jisai grįžta ir su juo pasisveikinama ir tiek žinių. Tai va, o ateina ir kartais ten nori tų pačių lytinių santykių, nori ten laiko, nori apsikabinimų ir, nu, tiesiog negauna. Tai manau, kad labai stipriai būna ir net didžiausi ir rimčiausi vyrai būna tokie pažeisti, todėl kad su šitu momentu, nu, jie nėra susidūrę, todėl kad jie per visą tą laiką iki to vaiko gimimo, jie ugdo tą savo savivertę, kad jie jaustųsi, nežinau, gerbiami aplinkoje, gerbiami prieš savo draugus, prieš savo partnerį, nes jie dėl to, kad yra tokie, nu, pavadinkim, povai, juos irgi pasirinko tą partnerį. Ir čia gaunasi šnipštas, nu, to nebėra. Todėl, kad reikia mažam kūdikėliui skirti daugiau laiko, kuris negali nei pavalgyti, negali nei atsirūkti, negali nei apsiversti, nieko. Nu, tai manau, tam pagrindė visiems yra. Nu, būkim realistai. Ačiū labai už pokalbį. Ačiū labai.